6 pergalę iš eilės iškovojo Fakyrai, 5 kartą iš 6 laimėjo šiandieną, o vienintelė šiame divizione pasiekęs Vietriką yra Andžejus Čepakovas iš Kalsbergo. C divizione labai sunkią pergalę iškovojo Dvokovas 1-0, labai sunkią pergalę iškovojo Dvokovas 1-0, palaužusi Neptūnas C. Kokios nuotaikos po rungtynių? Puikios, eilinė pergalė, 6 pergalė SPLR čempionate, tai nuotaikos ir matot puikios. Diviziono lyderis susitiko praktiškai su outsideriu šiandien. Ir pirmas kėlinys 0-0, antram kėlinį pasisekė įmušti vieną įvartį, labai sunku įvartį, vieną įvartį. Labai sunku įvartį ir man taip susidarė tokia požiūris, kad varžovai labiau norėjo nugalėti šiandien. Matyt, bet viskas gerai, kad gerai baigėsi. Šiaip lygios visos man irgi toks patys susidarė, kad mes buvom atsipalaidavę šiandien aikštėje, matyt tos lengvas pergalės. Prieš tai buvusios lėmė tai, kad iš tikrųjų komanda tikėjosi lengvos pergalės, matyt, ir nebuvo nusiteikusi. Iš tikrųjų, mane, kad bus lengvas varžybas ir bus lengva pergalė, o išėjo atvirkščiai. Kaip jūs pakomentuotumėt šiandien? Lengva pergalė, išėjo atvirkščiai. Kaip jūs pakomentuotumėt šiandien rezultatas atspindi ar nespindi tą kovą, kuri buvo aikštėje? Šiaip ne. Manyčiau, kad tiek progų, kiek turėjo šiandien advokatai, turbūt galbūt čia buvo pirmas tokias rungtynės, tiek smūgių į vartus, tiek jų vartininkas turbūt buvo šios komandos šiandien žaidėjas numeris 1, net vienas. Tai o ko jums trūko? Ar tiesiog šeštadienio rytas, ar treniruočių stoka, ar kaip čia yra, kad taikikliai nusisuko? Gal pavasaris, gal šiek tiek atsipalaidavimas bendras komandos. Bet tai natūralu matyt, kad pergalės vieną po kitos matyt kažkokia tai jau ateina. Nenuovargis nuo pergalės. Ateis laikas ir pralaimėt. Na, aišku, dabar praėjo jau pusė pirmojo rato rungtynių, 6 turas baigėsi. Jūsų rezultatai rodo, kad taikotės šiais metais kažkur tai rimčiau, aukščiau. Iš tikrųjų kažkokių labai konkrečių tokių tikslų pavyksta dabar pradžiai. Mes taip ir prieš sezoną planavom, kad pažiūrėsim, kaip čia atrodys tas pajėgumas komandų C diviziono, o realiai dabar vieni iš pirmaujančių, bet dar sezonas ilgas. Čia prognozuot kažką matyti dar ankstokai. Aš sakyčiau, kad blogas tas, kuris nenori būti generolu. Be abejo, jeigu einasi žaidimas, komanda nusiteikus siekti aukščiausių tikslų ir manau, kad kol kas mes savo planą vykdom. Tvarkoj, sekančios rungtynės berods bus su Stigers. Gal norit kokią žinutę jiems perduoti? Žaiskit taip, kaip FNS. Stigers, ne Smigers, bet mes juos suvalgys. Sakykite, kokios nuotaikos po rungtynių? Nuotaikos, kaip sakant, tokios, koks ir rezultatas. 0-1, pralaimėjom su viena iš stipriausių komandų, ta prasme vertinam normaliai. Žinoma, atsižvelgiant į tai, kad pačiose rungtynėse buvo keletą epizodų, kurie suvertė sudėjote, bet tiesiog rungtynės, galima sakyti, pavyko. Varžovas tikrai buvo stipresnis ir tą įrodė. Sakykite, tas rezultatas 0-1, kaip jūs manote, atspindi tą pačią rungtynių eigą, įtampą ir aplamai viską, ką mes matėme aikštėje? Aš manau, kad pakankamai atspindi. Kova buvo tikrai rimta, tikrai be kompromisų ir iš principo rezultatas galėjo, žinoma, varžovai turėjo keletą rimtesnių progų, kur galėjo išnaudoti, bet tiesiog futbolas yra laimės dalykas. Šiandien jiem nekrito į vartus, mes patys įsimušėm, plus įvartis vienas lyg tai įskrieja į vartus. Ta prasme, tai rezultatas daugiau mažiau atspindi. Žinoma, komanda yra ženkliai pajėgesnė ir reikia vertinti, kad varžovas galėjo daugiau sumušti įvarčių.
Kas atsitiko antro kėlinio pradžioje? Realiai vos ne iki didesnę dalį antro kėlinio pusės net nesugebėdavot pereiti aikštės vidurio. Ar dėl to, kad prieš Vėją žaidėte, ar kas? Ar dėl to, kad prieš Vėją žaidėte, ar kas?